Garbė Jėzui Kristui, sveikinam vasarojančius tikinčiuosius ir studentus. Tai turime džiaugsmą, kad šiandien galėsime užbaigti 3 metų kelionę su Apaštalų darbų knyga, skaitydami ir aiškindamisi paskutinį Apaštalų darbų knygos skyrių, 28. Taigi ir atsiverskime Apaštalų darbų knygos 28 skyrius nuo 1 iki 31 eilutės ir daugiau nieko nėra, daugiau jau yra kiti apaštalo Pauliaus, Petro, Jono laiškai, apreiškimas Jonui, tai čia kažkada dar ateity, o dabar, ką pradėję, gražiai užbaigime. Dabar klausykimės teksto. Įsigelbėjus sužinojome, kad sala vadinasi Melytė. Vietos gyventojai su mumis elgėsi labai draugiškai, užkūrė ugnį ir pakvietė mus visus prie jos, nes lyjo ir buvo šalta. Paulius prisirinko glėbį sausų šakų ir metė į ugnį. Čia nuo kaitros iš laužo iššoko gyvatė ir įsikirto jam į ranką. Pamatę prikibusią prie rankos gyvatę, gyventojai ėmė vienas kitam kalbėti. Tas žmogus tikriausiai žmogžudys, išsigelbėjo iš jūros, o keršto dievė vis tiek neduoda jam gyventi. Tačiau jis nupurtė šliužą į ugnį, nepatirdamas nieko blogo. Gyventojai laukė, kada jis ištins ir kris negyvas. Laukė, nesulaukė ir pamatė, kad jam nesidaro nieko blogo, jie pakeitė nuomonę ir ėmė kalbėti, jog jis esąs dievaitis. Netoli tos vietos buvo vyriausio salos valdininko Publijos valdos. Jis mus priglaudė ir 3 dienas bičiuliškai globojo. Tuo metu Publijos tėvas buvo susirgęs karštinę ir viduriavimu. Paulius užėjo pas jį, pasimeldė, uždėjo ant jo rankas ir išgydė. Po šito įvykio ir kiti salos ligoniai ėjo pas Paulių ir buvo pagydomi. Už tai žmonės mus didžiai gerbė, o išvykstant aprūpino viskuo, ko mums reikėjo. Po 3 mėnesių mes išplaukėme Aleksandrijos laivu, žiemojusi saloje. Jis turėjo dvynių ženklą. Atplaukę į Sirakūzus, prastovėjome 3 dienas. Tada, buriuodami palei krantą, pasiekėme Regijų ir dar po dienos, ėmus pūsti pietų vėjui, per 2 dienas atvykome į Puteolus. Ten susitikome su broliais. Jie pakvietė mus 7 dienas paviešėti. Taip mes atvykome į Romą. Tenykščiai broliai išgirdę apie mus, atėjo pasitikti iki Apijaus aikštės ir 3 tavernų. Juos išvydęs Paulius dėkojo Dievui ir įgavo naują pasitikėjimą. Kai atvykome į Romą, Pauliui buvo leista apsigyventi vienam su serginčiu jį kareiviu. Po 3 dienų jis pasikvietė pas save žydų vadovus. Jiems susirinkus jis prabilo: broliai, nors aš nesu nusikaltęs nei tautai, nei papročiams, buvau Jeruzalėje suimtas ir atiduotas į romėnų rankas. Tie ištardė norėjo mane paleisti, nes nerado jokio mirties verto nusižengimo. Kadangi žydai prieštaravo, turėjau šauktis ciesoriaus, tik tai ne tam, kad apkaltinčiau savo tautą. Dėl šios priežasties aš norėjau su jumis pasimatyti ir pasikalbėti, juk aš nešioju šitą grandinę dėl Izraelio vilties. Jie atsakė jam: mes nesame gavę apie tave iš Judėjos laiškų ir niekas iš brolių nebuvo atvykęs su blogomis žiniomis ar kalbomis apie tave. Vis dėlto norėtume išgirsti tavo pažiūras, mat apie šią atskalą tiek te žinome, jog jai visur prieštaraujama. Paskyrė jam dieną, daugelis suėjo pas jį būtą. Nuo ryto iki vakaro jis dėstė jiems ir liudė apie Dievo karalystę, įrodinėdamas jiems Jėzų iš Mozės įstatymo ir pranašų. Vieni jo žodžiais tikėjo, kiti ne. Nesutardami tarpusavėje, jie ėmė skirstytis, o Paulius tą pasakė jiems vieną: teisingai šventoji dvasia yra jūsų protėmis pasakius per pranašą Izaiją. Eik pas šią tautą ir sakyk: girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitų žmonių širdis aptuko, jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir nesiverstų, ir aš jų nepagydyčiau. Todėl žinokite, šis Dievo išgelbimas yra pasiųstas pagonių tautoms ir jos jį priims. Paulius pasiliko gyventi savo išnuomotame bute ištisus 2 metus ir priminėdamas visus savo lankytojus. Jis skelbė Dievo karalystę
ir visiškai laisvai, netrukdomas mokė apie Jėzų Kristų. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Tai kas atsitiko 27 skyriuje, o 28 yra paskutinis, 27 14 parų mėsmaliai Paulius, kuris keliauja iš Jeruzalės, šiaip iš Cezarėjos į Romą, nes Jeruzalėje įvyko incidentas šventykloje, kuriame žydai norėjo jam mirties bausmės, bet įsikišusi okupantų Romos teisė nustatė, kad kaip ir nėra už ką jį bausti. Tai 2 metus jį laiko Cezarėjoje, galiausiai jisai ištransportuojamas yra į Romą, kad galėtų savo bylą, jeigu bus galimybė, apginti kaip Romos pilietis priešais imperatorių arba jo patikėtinius. Ir toje kelionėje atsitinka, kad 27 pabaiga reiškiasi, tuo metu kareiviai sumanė išžudyti kalinius, kad kuris išplaukęs nepaspruktų, bet šimtininkas, gelbėdamas Paulių, sutrukdė jų sumanimą. Jis įsakė, kad mokantis plaukti, pirmi šoktų į jūrą ir plauktų į krantą. O kiti tai padarytų, kas ant lentų, kas ant laivo nuolaužių. Šitaip visi įsigelbėjo ir pasiekė žemę. Visi be išimties įsigelbėjo ir pasiekė žemę. Ir mes esam 28 skyriuje, įsigelbėję sužinojome, kad sala vadinasi Melitė arba Malta. Antra eilutė. Vietos gyventojai su mumis elgėsi labai draugiškai, užkūrė ugnį ir pakvietė mus visus prie jos, nes lyjo ir buvo šalta. Negana, kad laivas sudužo, negana, kad plaukė ant visokių skeveldrų ar kaip kas mokėjo, atplaukė į salą ir paaiškėja, jie visi šlapi ir dar lyja. Jeigu gali būti kas nors gyvenime. Bet yra jau vilties ženklas vietos gyventojai, kurie graikiškai vadinasi barbaros. Taip jie ir parašyti. Barbarai. Barbaros. Ir pasirodo, netokie jie jau barbarai. Nes tuometinė mąstyme barbaros buvo vadinami žmonės, kurie netokie įsilavinę, nėra tos graiko-romėniškos kultūros atstovai, tai jie yra barbaros. O jau suprask mes, kurie esam graiko-romėniško mąstymo arba kultūros atstovai, aš pavadinu europietiški, mes suprask europietiški. Tai tie barbarai parodė netikėtą maloningumą mums patarnaudami, sako Paulius. Jie sukūrė mums ugnį. Mes žinom, kad sala, visa kita, paskui dar girdėsim, Maltoje tada dar buvo miško ir medžių, bet kokiu atveju lietaus sąlygom, lyjant, pabandykite jūs sukurti ugnį, tai turi būti kažkur tai ir sausa kažkas, ir kažkas paaukota, kas dega, gal koks drabužis ar koks kitas dalykas, kad tiems, kurie atplaukė, barbarai, galėtų jiems parodyti kažkokį maloningumą. Ir čia mus stebina kitų žmonių patarnaujanti ir dėmesinga laikysena. Nežinau, ar esat pastebėję, bet mus stebina. Yra kartais, kur mes galvojam, kad mums priklauso tokia kitų laikysena. Mes tiesiog mus turi ir gerbti, ir mylėti, ir patarnauti, ir pataikauti. Bet šiaip pradedam gyvendami suprasti, kad kito žmogaus patarnavimas mano asmeniui yra kažkokia netikėta dovana. Niekas nieko niekam neprivalo. Mums atrodo, kad privalo, bet visi turim užtektinai laisvės nebūti malonus su nieko ir dėl nieko. Ir kai be jokių kažkokių išankstinių arba tau žinomų priežasčių kažkas tau parodo labai žmogišką dėmesį, pasirūpindamas, pagelbėdamas su reikmėmis, tas, broliai, mus turėtų visada nustebinti.
Šiandien, jeigu kas nors sujaudina mane, tai netikėtas gerumas, nes jis toks netikėtas. Yra dalykų, kur aš galiu nusipirkti, kur yra dalykų, kuriuos aš galiu išsireikalauti, bet tas netikėtas gerumas ir net bažnyčioje jis visada sutrikdo. Ir žiūrėkite, ta dėmesinga laikysena kito man yra laikysena, kuri yra ne apie juos, o apie mane. Kad galėtum turėti tą tarnaujančią kitam laikyseną, reikia kažkuriuo metu negalvoti apie save, bet galvoti apie kitą. Tai nėra taip paprasta ir lengva negalvoti apie save, ypač laikmetyje, kuris sako, kad tu viską sprendi, tavo nuomonė svarbiausia, ką tu laikini, ko tu nelaikini, tavo akauntai, tavo reiškiasi profiliai ir visa kita. Ir vėlgi, kaip negalvoti apie save, kad galėtum tą dėmesį sutelkti kitam. Ir tada aš klausiu, ar taip gali būti bažnyčiai? Ar bažnyčiai gali būti tokia laikysena, kurioje kažkas kažkada leidžia savo negalvoti apie save ir galvoti apie kitą? Čia iš homiletikos mes žinome vieną tokią taisyklę, kad nesvarbu, ką pasakė, kaip svarbu, ką išgirdo. Nesvarbu, ką pasakė, kaip svarbu, ką išgirdo. Tai reiškia, kalbėtojas, homilistas, turi kažkokiu būdu matyti, jausti klausytoją. Matyti jo arba jos akis, veido išraišką ir suprasti, ar jis yra girdimas ir kaip ta žinia pasiekia arba veikia žmogų. Čia kodėl tie nuotoliniai dalykai arba tie negyvi tokie per medijas dalykai, jie galbūt ištransliuos gerai žinią, bet tu taip ir nežinosi, o kaip ta žinia buvo išgirsta. Svetingumas labai konkretus dalykas yra. Jie sukūrė pakrantėje laužą. Tas svetingumas, tas dėmesingumas tapo labai konkrečia pastanga. Ir prie to laužo šildėsi 276 sudužusio laivo keleiviai. 276. Čia mūsų iki 100 dar toli. Bet įsivaizduokite, reiškiasi, kokio laužo reikėjo, kiek reikėjo pastangų tokiai grupiai sušalusių, šlapių, pavargusių, įsigandusių, jiems parodyti svetingumą. Tokiam skaičiui kainuoja. Ir kai tu pamatai tą dydį, kad išlipo 1, išlipo 2, išlipo 30, išlipo 50, išlipo 200, išlipo 276, tai gali nustoti norėti būti svetingas ir dėmesingas. Tai kiek galima? Gali klausti, kiek galima. Tos ribos mūsų svetingumo. Vanduo išlipus dar lyja. Ir tada 3 eilutė. Paulius pririnko glėbį sausų šakų ir metė ugnį. Čia nuo kaitros iš laužo iššoko gyvatė ir įsikirto jam į ranką. Žiūrėkite, vietiniai organizuoja laužą. Ką daro Paulius? Mums svarbu, ką daro Paulius apaštalų darbuose. Čia kaip ir Pauliaus labai daug istorijų. Jis padeda vietiniams rinkti šakas. O tai jisai nebuvo 14 dienų audroj, o jisai neturėjo plaukti į krantą, o jam nelyja. Kodėl Paulius ne tik priima kitų patarnavimą, bet ir pats skuba prie to patarnavimo prisidėti. Pats skuba. Popiežius Pranciškus, išrinkus jį popiežiumi, nueina į Šventos Mortos namų recepcionistą ir sumoka sąskaitą to kambario, kuris buvo jam skirtas kaip kardinolui, kol vyko konklava.
Bet taigi viskas dabar jo. Kodėl vieni sugebam ne tik priimti patarnavimą, bet dar ir patys rasti jėgų ir supratimo prie to patarnavimo prisidėti, o kiti sugebame tik jį priimti. Gyvatė įsikanda jam į ranką. Sako nuodinga. Egzegetai sako gal, nes dabar tokių Maltoj nėra. Ir miško saloje nebėra. Tada buvo, kokia ten įsikando. Pamatė prikibusią prie rankos gyvatę, gyventojai ėmė viens kitam kalbėti. Ta žmogus tikriausiai žmogžudys, įsigelbėjo iš jūros, o keršto deivė vis tiek neduoda jam gyventi. Nu tikri barbarai. Tamsuoliai. Prietaringi. Va kaip jie suinterpretuoja tai, ką mato. Audra, sudužo laivas, išplaukė į krantą, bet keršto, arba ten kitaip sako, teisingumo deivė, pasirodė gyvatės pavidalo. Taigi tikrai Paulius kaltas, tikrai Paulius blogas žmogus, kad dievai jį tai baudžia. Jam nesiseka. Mes stebime žmogų, kuris kartu su mumis renka šakas, jam įkerta gyvatė, bet barbarai nežino, kas čia atplaukė, ką čia išmetė. Jie skuba pasidaryti išvadas, su kuo jie čia dabar turi reikalą. Kam jie čia rodo svetingumą. Ir Paulius, kuris irgi parodo link jų judesi, jisai gauna visų dėmesį. Ir ta gyvatė, jie padaro savo išvadas. Audra, laivas sudužęs, dabar gyvatė, tai čia jisai mums bando patarnauti ir visą kitą, bet jis turi būti blogas žmogus, prasikaltęs žmogus, nes panašu, kad gal čia dėl jo išvis visas ta audra ir tie laivai ir taip toliau. Atpirkimo ožio mąstymas. Bet čia pasaulio mąstymas, kada mes iš tokių išorinių stebėsenų padarome išvadą, kas čia galėtų būti, kas jis ar ji tokia yra ir kodėl taip yra. Ir čia tada reikia klausti, o kas krikščioniui, Jėzaus mokiniui yra sėkmė? Jeigu čia žiūrim į Paulių ir matom ištisą nesėkmių grandinę, ir tada galime daryti išvadą, kad yra jo atsakomybė. Tai kas tada, ir tai yra daugiau pasaulio matymas, jisai pega per eksperienciją, per patirtį, per vizualizaciją. Tai kas krikščioniui, Jėzaus mokiniui yra sėkmė? Tačiau jis nupurtė šliužą į ugnį, nepatirdamas nieko blogo. Gyventojai laukė, kada jis ištins ir kris negyvas. Laukė, nesulaukė ir pamatė, kad jam nesidaro nieko blogo. Jie pakeitė nuomonę ir ėmė kalbėti, jog jis esąs dievaitis. Paulius tiesiog nusipurto gyvatę į ugnį ir nieko nenutinka. O juk pagal prietaringą mąstyseną turėtų. Tai kadangi nieko nenutiko, tai iš vieno kraštutinumo, kad jis yra pats blogiausias žmogus pasaulyje, iš karto minia stebinčiųjų, vertinančių, perbėga į kitą kraštutinumą. Tai jis turi būti dievaitis. Luko Evangelijoje mes skaitome 10 skyrių, 19 eilutę. Kiek aš atsimenu, berods Luko ir apaštalų darbų autorius yra tas pats, ar ne? Šventas Lukas. Tai Luko Evangelijoje, 10 skyrius, 19 eilutė. Štai aš suteikiu jums gali mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Taigi atrodo viešpaties Jėzaus pažadas savo sekėjams mokiniams čia tampa regimu ir pažiniu. Nieko gyvatė negalėjo padaryti. Paulius nesirūpina gyvatės įkandimu, nes jis žino viešpaties valią. Ir ta valia apaštalų darbų 27 skyrius, 24 eilutė.
ir pranešė: nebijok, Pauliau, tu privalai stoti prieš Ciesorių, todėl Dievas tau dovanoja tavo kelionės draugų gyvybės. Paulius žino, kad jo valia yra stoti prieš Ciesorių. Ciesorius nemaldo. Tai gyvatės, negyvatės, dragonai, nedragonai, sudužę laivai, nesudužę laivai. Viešpaties valia, kurie jam yra apreikšta, yra, kad jis atsidurtų Romoje prieš Ciesorių. Nebent Ciesorius kažkokiu būdu atsidurs Maltoje. Tai tada irgi viešpaties valia. Ir va, viešpaties valia arba jo noras yra svarbiau už įvykius, kuriuos aš žinau, kuriuos aš pažįstu arba aš kontroliuoju. Ir šitoje vietoje dar yra labai svarbu išsiversti žodį viešpaties. Kaip verčiame, broliai, žodį viešpaties? Čia labai mandra, jūs į lietuvių kalbą išversite. Ponas arba šeimininkas. Mes, broliai, kitą kartą taip apsiprantam su tam tikrais terminais, kad nebegirdim juose esančios įpareigojančios jėgos. Viešpaties valia, šeimininko valia. Ir jeigu aš kažkam pasakau, kad čia yra mano viešpats, arba čia yra mano šeimininkas, kas aš esu? Niekaip kitaip. Tai kitą kartą man atrodo, kad mes truputėlį piktnaudojame šituo žodžiu. Būk tu, kas tu nori. Bet aš esu, kas aš esu. Ir tada vėl reikia tokios atsargios refleksijos, kad kai sakome viešpatie tebūnie tavo valia, jisai gali manęs ir tavęs paklausti: ar aš tikrai esu tavo šeimininkas? Ar tikrai gali būti taip, kaip aš noriu, o ne taip, kaip tu? Ir tada mūsų atsakymas gali būti: gal ne visai šeimininkas. Gal pirmas tarp lygių. Gal mano bendradarbis. Gal tu mano gyvenimo partneris. Bet jeigu jau griežtai pasakysiu, kad tu šeimininkas, tai kas man belieka būti tavo tarnu, tavo valdiniu, tavo valios, tavo norų vykdytojai. Ant vieno žodžio galima pasikabinti. Ant vieno žodžio. 7. Netoli tos vietos buvo vyriausiojo salos valdininko Publijaus maldos. Jis mus priglaudė ir 3 dienas bičiuliškai globojo. Paminimas Publijus, valdininkas, kurio Maltos sostinėje Melitoje, bet jis turi nuosavybę už miesto ir aš nebuvau Maltoje, bet mane dabar labai suintrigavo, tikrai noriu pamatyti, nes tada kai kas iš šitų tekstų taps vėl kitaip regima ir gyva. Bet panašu, kad nuo sostinės iki vandens netokie jau dideli atstumai. Bet kokiu atveju jis turėjo ir prie vandens nuosavybę. Mes žinome, kaip dabar miestiečiai mėgsta turėti kaime sodybas arba prie upės kokios ar prie kokio ežero ir taip toliau. Ir tada gal galėjo Publijus ir keletą kitų, šiandien gali daug kas. Ne visi, bet ganėtinai daug kas turėti tas nuosavybės. Ir tas Publijus parodo svetingumą. Ir egzegetai sako, greičiausiai ne visiems 276, bet šimtininkui Julijui ir jo kaliniams bei Pauliaus bendrams. Kadangi iš tiesų šimtininko Julijaus misija palydėti Romos pilietį link Ciesoriaus, kur yra teisinis procesas, tai jis kaip Romos oficiolas yra atsakingas už tos misijos sėkmę ir jeigu jis joje nedalyvaus, gali paskui iš Romos ateiti koks nors priekaištas, kad tu tinkamai nepasirūpinai vienokiu ar kitokiu, reiškiasi, politiniu reikalu. Taigi, svetingumo Julijus iš šito Publijaus galėjo teisėtai pareikalauti. Jis turėjo teisę, lydėdamas konvojų, gauti viską, ką reikia, room and board ir taip toliau.
Tai šitoj vietoj galima pasijuokti, kad Publijus parodo svetingumą šitai šutvei, arba nori, arba nenori. Man atsimena tėvas Bilas Klausinas, kunigas, kuris su Džeku atvyko į Lietuvą ir pristatė, kad ir kunigai gali turėti priklausomybę nuo alkoholizmo ir kad jis kaip pavyzdys 97 metais važiavo per Lietuvą, per seminarijas, per viskupijas ir pristatė, mano vardas Bilas, aš esu kunigas, aš esu alkoholikas, aš 25 metus esu blaivas jau. Ir tada pasakoja savo istoriją. Tai jis yra pasakojęs, kaip jų vyskupijoje vyskupas sprendė vieno kunigo priklausomybę. Įsikvietė į kuriją ir sako, broli, tu dabar, sako, turi pasirinkimą. Tau reikės važiuoti į tą Minesotos programą. Bet tu turi pasirinkimą. Tu gali važiuoti nori arba nenori. Bet važiuoti teks. Tai man pasikartojo šitoj vietoj tas toks politinis. Toliau. Tuo metu Publijaus tėvas buvo susirgęs karštinę ir viduriavimu. Paulius užėjo pas jį, pasimeldė, uždėjo ant jo rankas ir išgydė. Tėvas sirgo karštinę ir viduriavimu ir egzegetai mano, kad yra toks Micrococcus militensis. Yra tai salai būdingas virusas bakterija, kuri randama ožkų piene. Ir karščiavimas ir viduriavimas, tu netenki jėgų per abu galus. Puikiai žinome. Ir tada įvyksta veiksmažodžiai. Užėjo, pasimeldė Dievui, uždėjo rankas ir išgydė. Tas Dievo veikimas per mus ir mumise šitame pasaulyje, jisai yra veiksmažodžiai, kurie labai konkretūs veiksmai. Neužtenka tik tai, aš girdžiu, kad tavo tėvas, reiškiasi, serga, karščiuoja, duok Dieve jam sveikatos. Čia, ačiū ir už tai. Bet jis padarė daugiau. Jis užėjo, jis užmezgė kontaktą. Taigi juk galėjo pats susirgti, juk jis rizikavo, tai ar nebuvo galima tiesiog saugiai per atstumą. Ta keista, neprotinga rizika. Eiti į kontaktą žmogaus su žmogumi, nes kol mes esam kūne, nieko nėra labiau gydančio, kaip fizinis kontaktas. Aš skaitau ligoninės lovoje gulėdamas, kaip visiems aš rūpiu Facebook'e. Visi siunčia man širdutes, palinkėjimus, maldas ir visa kita, bet padedu į šalį telefoną, kai į palatą kas nors ateina. Ir ten labai daug. O čia atėjo vienas. Bet visas mano dėmesys. Aš kūnu ir siela pasijuntu, kad esu su kažkuo. Užėjo, pasimeldė Dievui, uždėjo rankas. Turėkim servetėlių, turėkim dezinfektorių, ką tik nori kišenėse turėkim, bet lieskim, jeigu tik galime, žmogų rankomis. Lieskime. Čia sakramento dalis. Negalim ore aliejumi patekti. Negalim. Aliejus nuo mano piršto turi atsidurti ant kito žmogaus odos, o tai yra kontaktas, neišvengiamai kontaktas. Ir išgydė. Ir egzegetai, kurie supranta graikų kalbą ir žino veiksmažodžių laikus ir visa kita, žino, kad čia yra pasyvus laikas, kuriame reiškėsi, kad ne Paulius išgydė, bet kažkas kitas išgydė per Paulių. Ir šitoje vietoje mes žinome kas.
po šito įvykio ir kiti salos ligoniai ėjo pas Paulių ir buvo pagydomi. Per tuos mėnesius, tų mėnesių 3 ten buvo, daug išgydymų, bet ne atsivertimų. Nieko nekalbama apie, kad atsivertė kas nors. Tiesiog buvo gydomi. Nors reikia manyti, kad Paulius nepraleido progos ir skelbti žodį. Nes matote, kažkur kitoje vietoje yra pasakyta, kad Jokūbo laiške tikriausiai, kad jeigu broliui reikia drabužių arba maisto, tai tu nepradėk apie Dievo meilę ir gailestingumą ir dangaus karalystės grožį ir visą kitą. Tu pirmą jį aprenk ir pamatink. O paskui tada kalbėkis apie, kad yra kažkokia bendra žmogiška bazė, kur jeigu iki jos gali nusileisti, o sinodinėje bažnyčioje reikia ieškoti šitos bazės, kuri neišvengiamai vienyje. Ne nuo skirtingumų pradėti, bet nusileisti iki tos bazės, nes ji vis tiek kažkur yra. Ar valgio, ar miego, ar nuovargio, ar bendro kažkokio rūpesčio. Ir tada tie skirtumai tampa tokie antraeiliai, trečiaeiliai, nebe tokie esminiai. Bet jeigu tu pradedi nuo skirtumų, ne nuo vienijančios bazės, labai bloga pradžia. Labai gali taip iki tos vienybės ir nebenueiti. Ir tiesiog fragmentuotis iki begalybės, o čia jau mes žinome, kad yra uodeguotojo veikimas. Tai sinodinėje bažnyčioje ieškoti tos bazės, ant kurios mes bažnyčioje ir nebažnyčioje stovim, ir barbarai, ir nebarbarai gali būti kartu. Už tai žmonės mus didžiai gerbė, o išvykstant aprūpino viskuo, ko mums reikėjo. Dėkingumas. Salos gyventojai parodė dėkingumą Pauliui, pasirūpinant, ko reikia kelioniai. Ir čia aš parašiau, parūpino visko, ko reikia iš dėkingumo, o ne per 3 mėnesius pasirūpinom viskuo, ko reikės. Yra dalelytė, kuri visą elgseną pakeičia. Dėkingumas parūpino, bet jeigu nenori dėkingumo, teks pasirūpinti pačiam. Ir mes, broliai, turime problemų su šituo dalyku. Jeigu mes norime išlaikyti savo nepriklausomumą, jeigu mes norime įtvirtinti savo poziciją arba autoritetą, mums labai bus sunku su dėkingumu. Mums labai bus sunku leisti, kad mumis pasirūpintų. Mes manome, kad geresnis kelias, saugesnis kelias, tikresnis kelias yra pasirūpinti patiems, niekam ačiū už tai nesakant. Ir jeigu nedalyvaujame šitame dėkingumo pasirūpinime, parūpinime ir visa kita, tai tada ką reiškia Eucharistijos šventimas? Už ką dėkojame? Jeigu Eucharistija yra apie dėkingumą par excellence, tai už ką dėkojame? Už auką, už stipendiją, už ką? Už dėmesį. Ir čia aš paklausiau ir veiduką uždėjau besišypsantį Pauliaus atžvilgiu, leido pasirūpinti. Iš kur toks pasitikėjimas, kad tas dėkingumas pasirūpins? Juk Paulius gydo ne savo galia, tai viešpats gydo. Tai galiausiai kas yra to dėkingumo priežastis ir šaltinis? Tai ne Paulius. Reiškiasi, Dievo apvaizda pasirūpina, kad valia būtų išpildyta,
Pauliui suteikiant galimybę kažką duoti tiems žmonėms, kurie duos jam, kad toliau valia galėtų būti išpildyta, pasirūpinta kelionė. Ir čia yra sinodinė bažnyčia, čia yra tas susietumas, neišvengiamas egzistencinis susietumas. Mums reikia vieni kitų, mums reikia žmonių, žmonėms reikia mūsų. Ir jeigu mes turime kažką savo, kur mums nebereikia nei vyskupų, nei kunigų, nei žmonių, tikriausiai mes nebesam viešpaties tarnyboje arba ne to viešpatie. Nes tas viešpats taip neveikia. Ir čia, žinokite, čia ne Jankūno išmintis, čia Pauliaus situacija. Ar čia ką, 2000 metų atgal tiesa, dabar netiesa, dabar netaip veikia. Dabar netaip turėtų veikti. Ir čia kodėl švento rašto studijos yra pavojingas reikalas. Tikrai pavojingas. Jisai gali pradėti sprogdinti tavo mąstymą, tavo žinojimą, tavo laikyseną, tavo saugumus tiesiog. Po 3 mėnesių mes išplaukėme Aleksandrijos laivu žiemojusi saloje. Jis turėjo dvynių ženklą. Žiemos sezonui pasibaigus, išplaukė į Romą Aleksandrijos laivu. Aleksandrija turėjo savo laivybos įmonę ir Aleksandrija, šiaurinė Afrika, labai netoli Tagastės ir Augustino šiandien minimo, jinai rūpinosi gabenti grūdus, gabeno duoną. Laivo priekyje dvynių drožyba, dioskūrai, kastoro ir poliukro drožinys. Čia graikų jau mitologija eina. Vasario pradžioje tas laivas išplaukė, Aleksandrijos prekybinis laivas išplaukė į Ostijos uostą, į Tibrio upės žiotis, bet į kitą dar truputėlį toliau. Jis išplaukė mėnesių anksčiau, negu prasideda laivybos sezonas. Jis išplaukė vasarį, o laivybos sezonas prasideda nuo kovo 10 dienos. Kodėl? Todėl, kad Aleksandrijos laivas įstrigo Maltoje, nes jis dar bandė anam sezone dar padaryti vieną kelionę, pasiekti Romą su grūdais, kad būtų galima turėti kuo daugiau pelno. Čia tas verslininko veržlumas ir ta nerizikuosi, negersi šampano. Tai jie vėl dabar pradeda anksčiau, kada gali, rizikuodami, kad dabar gamta palanki, bet nėra garantijų, kad jį bus palanki visą šitą mėnesį. Nes mums reikia, kad suktųsi šitie reikalai. Ir dioskūrai yra, reikia, kad verslas judėtų. Dioskūrai yra Dzeuso sūnus, Ledos dvyniai, kurie yra iš dvynių žvaigždyno. Yra dvynių žvaigždynas ir tai jūreiviams labai svarbus žvaigždynas. Užtat tie dvyniai atsiranda ant laivugalio. Ir nekrikščionys manė, kad šitų dievų sūnų atvaizdų turėjimas ant laivo užtikrins, kad tos žvaigždės bus matomos, nebus debesų, nebus dar ką nors ir tikrai padės ir rodys kelią ir kelionė, kuriai jie ryžosi anksčiau, negu sveikas protas sako, kad tai, ko negalima užtikrinti sveiku protu, padės dvyniai, ta sėkmė. Paulius nemano, kad šitie dvyniai apsaugos. Ir šiandien pasikartoja panašus maginis mąstymas, kur tam tikriems ženklams suteikiam galią. Autosporto, kelionių, vestuvių ženklai, kurie turi kažkokią tai ten sėkmę ar ką nors kitą, ir mes čia kariaujam su raudonais raišteliais
ir akmenukais, ir drambliukais, ir Dievas žino kuo, nes žmonės nepasitikė savimi, nepasitikė sveiko protu, ne visada tuo protu vadovaujasi arba jo užtektinai turi. Ir tada jie galias atiduoda kažkam kitam. Ir tas kitas, aišku, nėra Dievas. Atplaukę į Sirakūzus prastovėjome 3 dienas. Tada būriuodami palei krantą pasiekėme Regijų ir dar po dienos ėmus pūsti pietų vėjui per 2 dienas atvykome į Puteolus. Sirakūzai rytų Sicilijos miestas įkurtas korintiečių 733 metais prieš Kristų. Romėnų valdomas nuo 211 prieš Kristų. Dėl vėjų kelionę tekdavo pakoreguoti. Galiausiai, plaukdami pakrantę, atvyko į Puteolį, kur keleiviai įsilaipindavo, ir tai jau Italija, keleiviai įsilaipindavo ir keliaudavo į Romą sausumą. O laivai dar plaukdavo iki Porto, iki Ostijos uosto, prie Tiberio upės žiočių. Taigi Paulius su Pauliaus konvojus, galim sakyti, pasiekė žemę. Jau yra Italija. Ten susitikome su broliais, jie pakvietė mus 7 dienas paviešėti, taip mes atvykome į Romą. Puteolio uoste jau buvo brolių tikinčiųjų ir kaip gali uoste, tokiam svarbiam uoste, nebūti krikščionių. Jau jų yra. Nes krikščionys, mes žinome, kad ta krikščionybė, ji turi būti ten, kur vyksta veiksmas. Ji negali būti Liškievoj pakraščiuose, mes čia galim atvykti ir atsigauti, bet ne čia vyksta gyvenimas. Gyvenimas vyksta kitur ir kažkokiu būdu mes ten turime irgi su savo tikėjimu, su liudijimu atsirasti, išdrįsti būti įvykių centre. Ar jie būtų įvykiai tiesioginiai, ar jie būtų netgi kažkokiuose tai kitose paraleliniuose pasauliuose, bet mes ten kažkaip tai turime atsidurti. Ir jie priėmė Paulių ir Aristachą, mes žinom iš anksčiau, bent lydėjusi ir Luką, nes Lukas rašo visą tą istoriją, jis yra kartu Julijų ir juos lydėjusius kareivius. Krikščionių parodytas svetingumas konvojui lengvino šimtininko Julijaus užduotį. Atvykus ir išlipus iš Aleksandrijos laivo, reikėjo room and board gauti. Reikėjo iš kažko uoste pareikalauti, kad užtikrinkite mums maistą ir pastogę ir kelionė reikalingas priemonės. Bet kai esi didmiestyje, didžiuliame uoste, kuriame tiek vyksta įvairiausių dalykų, ir tu esi netokios jau didelės reikšmingos misijos veikėjas, tuos resursus įsireikalauti nėra taip paprasta. Ir čia Julijui į pagalbą ateina krikščionis, parodydami svetingumą Pauliui, jo bendrams ir jį lydėjusiam šimtininkui ir kareiviams. Tokio svetingumo įsireikalauti įstatymo vardu galima. Bet Evangelijoje Viešpats sako, jeigu kas tave verčia nueiti mylę, nueik su juo 2. Mes žinome, iš kur ateina tas verčia mylę. Romos karys galėjo bet kurį žmogų paimti kelyje ir įstatymo vardu priversti tą žmogų nešti jo mantą 1 mylę. 1 mylę. Bet Viešpats Jėzus sako, jeigu kas tave verčia tą mylę, tu nueik 2. Tai ar aš durnas? Visi nekrikščionys, visi ne Jėzaus mokiniai, tai, atliko įstatymą, prievolę ir toliau džiaugiasi savo laisvę ir savo reikalais. Kodėl aš dėl to, kad esu Kristaus, turiu dar ekstra kažką tai daryti? Jau ne.
aš kvailu nebūsiu. Bet tada, broliai, ar aš tada galiu vadintis jo mokiniu? Ar jis yra mano viešpats? Ir va tas reiškiasi, kaip turėti dosnią širdį, kaip turėti ir galėti daugiau negu reikia. Reikia turėti ne savo. Jeigu tu turėsi savo laiką vien, savo tvarkaraštį, savo resursus, savo jėgas, tai tada tu ir naudosi kaip savo. Bet jeigu tu turi viešpatį ir šeimininką, o jo mes žinome, aruoda yra begaliniai, ir daugiau būsi tarnyboje kitam ir kito negu savo, atsiranda neregėtas, iki tol gal nelabai pažinus ir suprastas dosnumas. Nes šitoje ekstramylioje tas kitas turi patirti ne tavo meilę, ne tavo gerumą, ne tavo moralumą. Tas kitas turi pažinti tą šaltinį, kuris per tave teka į jį. Va iš kur atsiranda drąsa ir dosnumas. Nuo Puteolio uosto iki Romos yra 240 km. Tai 10 dienų kelionė, kur reikia maisto, reikia pastogės, toje kelionėje visko irgi gali atsitikti ir taip toliau. Ir štai kas nutinka. Tenykščiai broliai išgirdę apie mus, tenykščiai Romos, atėjo pasitikti iki Apijaus aikštės ir 3 tavernų. Jos išvydęs Paulius dėkojo Dievui ir įgavo naujo pasitikėjimo. Pasitiko Apijaus aikštėje, kuri nuo Romos į tą uosto pusę, kurią jie keliavo, 240 km, yra 62 km nuo Romos. 62 km Romos tikintieji vyksta pasitikti Paulių ir jo bendrus. Kita grupė vyksta iki 3 tavernų. 48 km. 2 skirtingos grupės tikinčiųjų eina pasitikti ir jie dar turės nueiti. Čia tas dosnumas tikriausiai, ar čia ta mylė ekstra, ar kas čia dabar, jūs man pasakykite, kas čia per gyvenimą, tai ką, neturėjo ką veikti. Taigi Paulius laukiamas ir svarbu pasitikti. Mūsų bendruomenėse ir bažnyčiose, sinodinė bažnyčia kviečia, kad būtų įvesta arba sugrąžinta pasitikimo tarnystė. Kai aš ateinu į bažnyčią, į ne savo bažnyčią, o kad ir į savo bažnyčią, kas manęs be Jėzaus tabernakulyje ir be Marijos paveiksle laukia. Ir vat šitas nesusitikimo su žmogumi bažnyčioje momentas, jis žudo Kristaus bažnyčią. Jis žudo. Kai niekas manęs nelaukia, kai niekas nepasitinka, kai neatsako, kur yra tualetas, kur aš galiu atsisėsti, kur neatsako, kur aš galiu užpirkti, nekeiskim žodžio, nedurnavokim žmonių, nori pirkti, jeigu perka. Užpirkti mišias yra per daug klausimų, į kuriuos nėra žmogaus, kuris atsakytų. Ir jeigu to žmogaus nėra, ilgainiui nelieka klausimų. Ilgainiui nebelieka pastangos, svetingumo, pasitikimo tarnystė. Sinodinė bažnyčia. Arba tada ne Kristaus bažnyčia. Pasitikti
Ir mes, sakau, pasitinkame vyskupą, man prisimena, kai Paltaroką važiuodavo ten, kaimuose bromai stovi, su arkliais ten pasitinka, atlydi visą kitą, reiškiasi, apaštalų įpėdinis, taip toliau ir taip toliau, reiškiasi. Tai va tas svetingumo. Mergaitės su žibintais ėjo pasitikti jaunikio vestuvėse. Yra tokia istorija. Evangelija, taip? Ėjo pasitikti, nelaukė prie durų, bet buvo išsiųstos pasitikti jaunikį, kad jis suprastų, kad jis yra laukiamas. Tai vėlgi sako, kaip svarbu yra pasitikimo tarnystė. Ji turi būti apgalvota ir ji turi būti konkreti. Paulius romiečiams prieš 3 metus Korinte būdamas buvo parašęs laišką romiečiams. Paulius tikisi, kad iš Romos su jų pagalba galės judėti į misiją Ispanijoje, juk jis nori į Ispaniją. Žiūrėkit, ką Paulius tą pasitikimą 62 km ir 48 patyręs, kas atsitiko jo atžvilgiu. Jis už tai dėkojo Dievui ir įgavo naujo pasitikėjimo. Iš tiesų verčiasi ne pasitikėjimo, o drąsos. Bendruomenė pasitiko, pasveikino, priėmė, nepaisant to, kad jis dabar buvo kalinys. Šitas pasitikėjimas ir šitas pasitikimas jam suteikė pasitikėjimo ir drąsos. Ir broli, pripažinkime, kad mūsų tarnystėje, mūsų kasdienybėje labai kartais norisi iš kito kokio nors žingsnelio link mūsų. Kad parodytų nors kiek geros valios tam, ką mes čia bandome daryti, skelbti, pasiekti. Ir kai susidurėme su ta gera valia, nors žingsnelis į mūsų pusę, veikimui mūsų planams, mūsų viskam programoms, tokio naujo pasitikėjimo ir jėgos. Tai žinodami, kaip tai yra svarbu mūsų pačių atžvilgiu, galime organizuoti ir rūpintis tą pasitikėjimą parodyti kitiems. Užbaigiam 15 eilutę, dabar 16. Kai atvykome į Romą, Pauliui buvo leista apsigyventi vienam su serginčiu jį kareiviu. Atvyko Via Apija pro Porta Capena, kas Roma, žinote, ten tas vietas galime atsekti, tuo ir brangus Romos miestas mums, kad irgi kažkas tampa apčiuopiama, regima. Apsigyventi vienam su jį serginčiu kareiviu. Ir šita detalė, jeigu ne egzegetai, gali būti praleista. Sergintis kareivis buvo pririštas prie jo grandinę. Jis turėjo gyventi su kareiviu surištas grandinė. Tokios sąlygos buvo. Ir tada kyla klausimas, šiame gyvenime kokios grandinės mūsų nepaleidžia, su kuo mes save surišam. Ir va šitas kareivio surišimas su grandinė su manimi, jisai yra toks dieglys šone. Ne apie tą, aišku, Paulius šnekėjo, bet jis dieglys šone yra kažkas irgi mūsų gyvenime, tam tikri dalykai, kurie tarsi netinka prie viso mūsų ir konteksto, ir veikimo, ir visa kita, bet mes turim tą grandinę nešti, nes tai yra nepatogumo, bet kartu ir mums svarbi priminimo riba. Mes turim ar kažkokią priklausomybę, ar kažkokį įsipareigojimą, ar kažkokį dalyką, kurio nepaleidžia viešpats, neatleidžia mus nuo to. Todėl, kad mes neužsimirštumėm, kad ne mes čia galutiniai šeimininkai, nes buvo kažkas, kas tą grandinę leido arba uždėjo. Ir tai man priminimas, kad aš nesu viešpats. Pauliui irgi buvo priminimas, kad iki galo jis visą laiką yra toj tarnaujančio kalinio, nuo kito priklausančio ir jį apsprendžiančio pozicijoje. 17. Po 3 dienų jis pasikvietė pas save žydų vadovus, jiems susirinkus jis prabilo. Broliai, nors aš
nesu nusikaltęs nei tautai, nei papročiams, buvau Jeruzalėje suimtas ir atiduotas į romėnų rankas. Jis surenka Romos miesto sinagogų, žydų sinagogų, jų yra ne viena, vyresniuosius ir egzegetai sako, kad tuo metu Romoje galimai galėjo būti nuo 10 iki 20 skirtingų sinagogų ir mes žinome, kad Roma, būdamas toks kosmopolitinis miestas, atvykę žydai iš įvairiausių imperijos ir ne tik imperijos kraštų, ir buvo labiau linkę rinktis pagal savo atstovaujamą šalį ar kraštą dėl kalbinių dalykų, dėl kultūrinių dalykų. Ir jisai surinkęs į butą 10-20 žmonių. Supraskime, kad vėl dar kalbėsime apie tai. Tas butas, kambarėlis nebuvo kažkokia tai visiškai palėpė, kur jam buvo leista apsigyventi ir kur jis apsigyveno, jis galėjo priimti 10-20, vėliau paaiškės ir dar truputėlį daugiau žmonių. Jis pareiškė, kad žydams, savo bendratautiečiams, čia Romoje, kad jis yra nekaltas, bet areštuotas, kad būtų apsaugotas nuo minios, kuri jau Jeruzalėje šventyklos priengose norėjo jį nužudyti, ir perduotas romėnų teisingumui, okupantų teisingumui, nes savų žydų teisingumas jau buvo jį nuteisęs. Ir va čia toks keistas paradoksas. Tarsi savi turėtų būti tie pirmieji, kurie palaiko ir supranta ir galbūt ir pateisina ir padeda, bet čia reikia prašytis priešininko apsaugos arba priešininko teisingumo. Ir tada vėlgi mums visiems pamoka, kad vien remtis katalikais ir tikinčiaisiais ir kunigais ir visa kita, kad mes čia visi viską ant to pačio puslapio visi viską suprantam ir visi labai pritarėm ir norim ir palaikom, čia būtų naivu. Aš su sinodinės bažnyčios misija jau dabar kelintą mėnesį galinėjosi ir kuo toliau, tuo man aiškiau yra, kaip mes visi, ne visi, bet daugumas, nesame ant to pačio puslapio. Ir dažnu atveju nesame ant to pačio puslapio ne todėl, kad mes labai kažkaip tai priešiškai nusistatę vieni kitų atžvilgių arba tos misijos, bet todėl, kad mūsų pradžios labai skirtingos. Ir aš vėl sakiau, iš kur mes pradedam sinodinės bažnyčios klausimą, nuo kokios patirties, nuo kokio supratimo. Ir ar tai jis yra bazinis, ar mes nusileidžiam į kitos bazės, kur visi nori ėsti. Ar mes jau pradedam nuo kažkokios tradicijos, žinojimo papročio ir tada sakom, jeigu tu nesu manim, tai čia šūdas, čia nesinodas, čia nedaiktas, čia nedar kas nors. Tai va tas iššūkis lieka, kur irgi apaštalų darbai labai gražiai parodo, kad, prašau, 18. Tie ištardė norėjo mane paleisti, tie okupantai, nes nerado jokio mirties verto nusižengimo. Romėnai pagal savo teisę ištardė nerado jokio mirties verto nusikaltimo. Kaip buvo su Jėzumi? Kai Romos Erodas ir Pilotas ištardė Jėzų, ar rado mirties vertą nusikaltimą? Nerado. Ir vėlgi mirties pareikalavo savi. Ir čia nenustebkime, iš kur gali ateiti mums išbandymas ir kančia. Iš svetimo mes tikimės priešiškumo, bet iš savo mes tikimės palaikymo ir supratimo. Nebūtinai taip yra ar bus. 19. Kadangi žydai prieštaravo, turėjau šauktis Ciesoriaus, tik tai ne tam, kad apkaltinčiau savo tautą. Žydai prieštaravo sprendimui, kurį padarė Romos teisė. Mes šaukėmės Ciesoriaus, bet kai jisai nedaro taip, kaip mes norim, mes sakom, kad čia yra viskas šalia.
Romos teisė įrašai, ciesorius įrašai, valdžiai įrašai ir taip toliau. Čia va tas kelias, kai tu esi padaręs sprendimą, tai arba tu lauki, kad jį kas nors patvirtintų, arba tu bandai eliminuoti visus, kurie kaip nors bando jam pasipriešinti arba jį paveikti. Tai sinodinėje bažnyčioje, broliai, yra labai svarbu nepaskubėti su sprendimu. Nepaskubėti nutarti, ką aš žinau, kaip turi būti, kas yra arba kas galėtų būti. Čia kodėl popiežius Pranciškus kalba apie dialogo kultūrą, apie kalbėjimąsi, apie mėginimą susikalbėti, o ne apsikeisti žinojimu, kad dabar tu priimsi mano, aš priimsiu tavo, arba kaip jau ten bus. Taip. Neskubėti su sprendimais. Tas mums yra labai sunku, ypač mums vyrams yra labai sunku, nes mes mėgstam sprendimus, kadangi tai yra konkretus rezultatas, padariau sprendimą ir aš galiu judėti toliau. Kaip nors atsilaikyti šitai pagundai. Yra sprendimai, kuriuos privalu padaryti, bet yra nemažai sprendimų, kurių nebūtina padaryti taip kategoriškai, kad neužkirsti kelio ir kad nepradėti prievartauti tikrovės ir visų aplinkui, kad tik taip yra ir ne kitaip. Paulius naudos imperatoriaus teismą neapkaltinti savo tautą, ne žydus, bet kaip ir Cezarėjoje kalbėti apie Jėzų Kristų ir prisikėlimo viltį, kuri yra skirta visiems. Turėjau šauktis ciesoriaus tik ne tam, kad apkaltinčiau savo tautą, bet kad turėčiau progą paskelbti žinią visiems. Dėl šios priežasties aš norėjau su jumis pasimatyti ir pasikalbėti, juk aš nešioju šitą grandinę, nežinau, kurios rankos, dėl Izraelio vilties, ir Paulius pasako, kad jis surištas grandinę, o šalimais ranka kilnojasi ir tam kareiviui, kuris nieko bendro su misija neturi. Jis yra kaip balastas, kaip trukdis, kaip kliuvinys, tik neaišku, kuris kuriam. Izraelio viltis yra Jėzaus prisikėlimas, tautos atgimimas su Kristumi ir Kristuje. Šita grandinė tampa vilties ženklu. Grandinė tampa vilties ženklu. Ir tol, kol mes net pažinsime grandinių savo kunigystėje, savo asmeniniam gyvenime ir bažnyčioje, mes nežinosim, kur gali ir turi pasireikšti viltis. Kol neįvardinsime ribos, bejėgiškumo, negebėjimo, nesusitvarkymo, kur gali pasireikšti viltis, nes viltis šaltinis yra tik vienas. Ir tol, kol mes pozicionuojam save kaip galintis susitvarkyti su viskuo ir niekas čia mes laisvi nepriklausomi ir ką norim, kada norim, tą darom, tą sakom, nėra kur pasireikšti vilčiai. Tai bus mūsų projektai, bus mūsų svajonės, bus mūsų programos, bet nebus viltis. Ir tada popiežius Pranciškus 25 jubiliejiniam metam išleidžia bulę pavadinimu "O viltis neapgauna". Ir jeigu mes šituose maldos metuose ir jubiliejiniuose metuose negalėsim įsivardinti grandinių, tie 25 metai nebus malonės metai, nebus vilties pildymosi metai. Ir šiandien bažnyčioje, ir ne tik bažnyčioje, turime neteisingą santykį su viltim. Todėl, kad ją sumaišėme su svajonė. Viltis ir svajonė yra nesinonimai, yra du skirtingi dalykai. Svajonių aš galiu turėti ir svajonės aš ir kas nors man gali pildyti. Jos visos yra susijęs su šiapusinė tikrove.
viltis, kada mes ištariam šitą žodį, jinai nepriklauso mums, mes nesam jo šaltinis. Nes mes ne vienas tos vilties išpildyti negalim. Mes galim pildyti vieni kitų lūkesčius, svajones, programas ar ką nors, bet mes negalime išpildyti vilties, nes mes jos negalime kitam duoti. Mes galim kalbėti apie viltį, bet negalim jos suteikti, nes mes jos negalim išpildyti. Ir čia, kur labai svarbu, yra mūsų kunigiškoji tarnystė. Tai, ko pasaulis savo niekaip kitaip negalėtų duoti, mes galime pasiūlyti per tai, kas yra mums duota. Ir jeigu tai ne apie viltį, tai apie ką tada yra mūsų bažnyčia, apie mūsų kunigystę, mūsų tarnystę. O šiandien pasaulis, bent jau viešojo didžiajam diskurse kalbėjime, jis neklausė apie viltį, todėl kad jisai nelabai nori tą vieną grandinę įvardinti – mirtį. Tol, kol mes nekalbam, negalvojam, nereflektuojam apie mirtį, kur viskas virs dulkėmis ir pelenais, ir neklausim, o dar kas nors daugiau yra, ir tada jūs iš sinodinių mano kalbėjimo irgi žinote, kaip gaila, kad buvo pakeistas apeigynas krikšto ir dingo dialogas, kuris kelis šimtmečius, šiaip krikštas buvo vykdomas lotynų kalba, bet dialogas buvo ta kalba, kurie kalbėjo žmonės. Ar tai būtų lenkiškai, ar latviškai, ar lietuviškai, ar kaip nors dialogas prieš krikštą. Ko nori iš Dievo bažnyčios? Klausė. Tėvų ir krikštatėvių. Tikėjimo malonės. Ką tau tikėjimas duoda? Amžinai gyvenimą. Tai va tam dialoge paaiškėdavo, apie ką mes esam. Mes nesam išspręsti šito pasaulio reikalų, užtikrinti šito pasaulio sėkmę, tam mūsų nereikia. Ta gali puikiausiai atliekti ir atlieka visi kiti tarpininkai. Mes esam apie tą užribį. Ar ten kas nors daugiau yra? Ir mes žinom, kad yra daugiau iš apreiškimo, mes neišmąstėm, mes neišsukūrėm, mes nesugalvojom kaip kažkokios tai paguodos ar patiekos, mes priėmėm, gyvenam ir dalinamės. Izraelio viltis, Jėzaus prisikėlimas, tautos atgyvenimas, šita grandinė dėl vilties. Jie atsakė jam, mes nesame gavę apie tave iš Judėjos laiškų ir niekas iš brolių nebuvo atvykęs su blogomis žiniomis ar kalbomis apie tave. Negavo jokių žinių iš Judėjos, nes ar buvo šansų Jeruzalės žydams tikėtis, kad Romoje, jeigu nepaėjo jų reikalas Jeruzalėje, jeigu nepaėjo jų reikalas Cezarėjoje, kodėl jis turėtų praeiti Romoje, kur prieš 10 metų žydai buvo išvaryti iš Romos dėl to, kad jie per daug imperatoriui kėlė nesusipratimą. Tai niekas nesivargino, nes laiškai kainavo ir jie turėjo irgi atkeliauti iki žydų bendruomenės Romoje kokiu būdu? Per tą pačią jūrą. Tais pačiais laivais, karveliais ar kuo nors kitu. Tiesiog niekas nematė reikalo. Galimai, sako egzegetai, gal ir dėl to, kad šitas Aleksandrijos laivas, kuris išplaukė į Romą mėnesių anksčiau negu įprastai plaukia laivai, tai kad kitų laivų gabenama yra, ar keliauja kažkoks žmogus iš Jeruzalės, iš Judėjos, kad informuotų Romos žydus apie Paulio situaciją. Galimai. Bet neužmirškim, jau 2 metai yra praėję nuo Pauliaus suėmimo Jeruzalėje ir atvykimo į Romą. 2 metai tam visam
Tai, kaip sakant, laikas daug ką keičia. Vis dėlto norėtume išgirsti tavo pažiūras. Mat apie šią atskalą tiek te žinome, jog jai visur prieštaraujama. Čia prasideda įdomioji dalis. Norime išgirsti apie šią atskalą. Atskalą graikiškai hairezis. Iš čia kyla žodis erezija. Kuriai visur prieštaraujama. Bet žiūrėkite, žodis hairezis, atskala arba grupė, yra naudojama kaip bendrinis žodis nusakyti fariziejai ir sadukėjai irgi buvo hairezis. Buvo grupės žydų reiškėsi tikėjime. Toks angliškas geras žodis šitoj vietoj – partija. Party. Anglų kalboje verčiasi party. Nuo lotiniško žodžio dalis. Kažkieno tai dalis. Va ta dalis atsiskyrė nuo kitų ir jie formuoja tam tikrą, reiškiasi, grupinį mąstymą. Partijų kūrimasis bažnyčioje. Kada dalis bando priversti visumą arba apspręsti visumą arba pasakyti visiems likusiems, kad jie klysta. Vienas iš iššūkių, su kuo susiduria popiežius sinodinėje bažnyčioje, sinodiniam kelyje, yra va šitas partiškumas bažnyčioje. Šitų grupuočių darimasis. Mes už tradiciją, mes prieš tradiciją. Mes už Vatikaną antrąjį, mes prieš. Komunija į ranką, komunija į koją. Vienu žodžiu, yra daug dalykų, kur galima pradėti grupuotis ir kur į visokias partijas burtis, ypač kai tu neieškai bendros bazės, kur visi ėsti nori, o pradedi nuo, o kas yra bendrai mano pozicijos. Mano pozicijos. Bet mano pozicija dar nėra bazė. Mano pozicija jau yra kažkur antraeiliuose dalykuose. Ir va čia yra irgi pavojus, kurį mes turime labai dėmesingai žiūrėti, kad neįkliūtume į tam tikras partijas vyskupijoje ar bažnyčioje ar kažkur kitur. Taigi tai mąstymo grupuotė. Taigi vyksta pasidalymas tarp karalysčių ir jos gyventojų. Mes žinome, ką mėgsta priešas, jis mėgsta fragmentuoti, jis mėgsta dalinti, jis mėgsta labai, kuo daugiau partijų, tuo daugiau atrodo laisvės, demokratijos ir visa kita, bet mes puikiai žinome, tuo daugiau sumaišties. Ir nuolat vyksta va šitas dalymasis ir neįkliūti mums, va šitą reikia labai tokių sąmoningų pastangų. Šitai atskalai, šitam mąstymui žydų tikėjime reiškiasi, bet tam krikščioniškam, yra visur prieštaraujama. Pasirinkusiems Jėzų prieštaraujama visuotinai. Labai daug partijų prieštarauja šitam pasirinkimui. Jie taip neprieštarauja vieni kitiems, kaip jie prieštarauja tiems, kurie pasirinko Jėzų. Kodėl? Todėl, kad mes puikiai žinome, Jėzaus pasirinkimas yra viskas arba nieko. Jis arba yra Tėvas ir Mesijas ir viltis, arba nėra. Ir mėginimas jį padaryti vienu iš gūrų, vienu iš dvasinių mokytojų, vienu iš dvasinės tradicijos kelių, Benediktas XVI, kaip popiežius, kaip Ratzingeris, tikėjimo mokslo kongregacijos 2000-aisiais išleidžia su Jonu Pauliumi dokumentą Dominus Jėzus. Ir visiems, kas turi iliuziją, kad Jėzus yra vienas iš, primena, kad Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas.
Ir šituo dokumentu, kuris buvo skaitomas šiuolaikiniam mąstymui kaip netolerantiškas, kaip kategoriškas, kaip visoks kitoks, bažnyčiai yra sugrąžinamas misijinis charakteris. Nes jeigu Jėzus yra vienas iš, kam jį reikia skelbti? Tegul kiekvienas eina savo keliu. Jeigu Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas, jeigu jis yra viltis Izraelio ir mūsų visų, jį reikia skelbti. Ir va šitas misijinis bažnyčios charakteris, jis va su šituo dokumentu sugrįžta, yra sugrąžinamas. Ir popiežius Pranciškus kalba apie sinodinę bažnyčią kaip apie misijinę, misionierišką bažnyčią. Apie tai dar daugiau vėliau. 23. Paskyrė jam dieną, daugelis suėjo pas jį į butą. Nuo ryto iki vakaro jis dėstė jiems ir liudijo apie Dievo karalystę, įrodinėdamas jiems Jėzui iš Mozės įstatymo ir pranašų. Mes norime išgirsti, paskyrė dieną ir susirenka į butą. Antras susitikimas Pauliaus bute, skaičius didesnis negu buvo prieš tai, ir ta diena greičiausiai buvo Šabo diena. Mes žinome, kad Romos imperijoje Šabo laiko nebuvo, visos dienos buvo kilmingiesiems, nedarbo dienos, tik tokių sunkių visuomeninių pareigų. O visiems kitiems, kurių buvo dauguma, buvo visos dienos dirbamos. Sekmadienis, išeiginė, savaitgalis, atostogos ir visa kita. Mes puikiai žinome, kad čia yra ačiū krikščionybei, čia žydų ir krikščioniško tikėjimo nuopelnas, kad mes dabar tą turim, ką turim. Ir jie susirinko Šabo dieną, skyrė dieną išgirsti šitą žymų fariziejų, įstatymo mokytoją, išmanantį, kuris mokėsi prie Gamalielio kojų. Taip kad Paulius ne šiaip savo žydas tarp mūsų, jis mokytas žydas o kur daugiau išmokti, tai taip nebuvo tų kitų priemonių. Tai va, puikia proga paskirti tam. Panašu, kad Pauliaus nuomojamas butas buvo skirtas didesnių grupių susitikimams, kad tarnautų kaip namų bažnyčia. Todėl mes, broliai, turime klebonijas ir bažnyčias, kurios pranoksta mūsų fizinius poreikius. Jeigu tai tarnauja mums tiek nereikia, arba taip nereikia. Jeigu tai tarnauja Dievo tautai, tai tikriausiai reikia daugiau negu man asmeniškai, kad aš turėčiau kur pakviesti, kur priimti ir taip toliau. Va čia atsiranda ta labai buitinė proporcija. Deja, tenka vis tiek pripažinti, kad dažnai šiandien bažnyčios, kaip krikščionių bendruomenės susirinkimo pastatai, jau yra per dideli. Ir tada, kai aš nuvažiuoju į Upytę ar Krekenavą ir ten yra 12, 13, 15 žmonių, toks lengvas nusivylimas, nes toje aplinkoje yra toks tuštumo, kažkas neatvyko, kažkam nesvarbu, toks jausmas, nes tu psichologiškai perskaitai aplinkos žinutę, kad jeigu tai būtų svarbu, čia būtų sausakimša, bet taip nėra. Ir tada labai geras prisiminimas yra iš apaštalų darbų ir iš evangelijų, reiškiasi, bet iš apaštalų. Kad tos pirmosios krikščionių bendruomenės, jos ir nebuvo šimtinės ar tūkstantinės, jos tilpo namuose didesniam kambarį. Ir kad jeigu šiandien mes grįžtame į bažnyčios apaštalų laikų patirtį, kuri telpa namų svetainėje, tai jeigu negalime fiziškai to padaryti, bent jau psichologiškai padarykim, kad mes vis dar esame toje pačioje bažnyčioje ir tose proporcijose, kurios vis dėlto veikia. Dievo karalystės viešpatavimo ir jo valios pasireiškimas
yra Jėzus. Apaštalas jiems kalbėjo, liudijo apie Dievo karalystę, įrodinėdamas jiems Jėzų iš Mozės įstatymo ir pranašų. Kai mes kalbam apie Dievo karalystę, mes vėl prisimenam, kad tai nėra teritorinis terminas, ne koks monarchinis, tai yra viešpatavimo, jo valios. Kur Dievo valia pildosi. Tai čia karalystė. Tai santykių tikrovė, kur aš turiu gerą žinią ir blogą žinią. Dievas savo valios neatšaukė, neatšauks ir taip, kaip jis nori, bus nepriklausomai nuo to, ar mes dalyvausime, sutiksime su tuo, ar nedalyvausime. Čia yra geroji ir blogoji žinia. Nepriklausomai nuo mūsų, galiausiai bus taip, kaip Dievas nori, bus jo karalystė ir nieko kito. Tai arba mes įsėdam į tą traukinį, arba jeigu manome, kad galim sau leisti kurti alternatyvas, lygiai tas pats, broliai, su sinodinė bažnyčia. Sinodinė bažnyčia nėra specifinis šių laikų projektas, kuris turi savo istorinę pradžią ir turės pabaigą. Sinodinė bažnyčia prasidėjo su Kristumi ir ji pasibaigs su Kristumi. Ir mes ne į kažkokią specifinę bažnyčios formą dabar bandome atsiliepti ir ją įkišti. Mes kaip tik bandome išvaduoti bažnyčia iš tam tikrų formų, kurios yra kaip negyvos išnaros ir nebeleidžia skleistis Dievo Kristaus gyvybei ir dvasiai. Išsivaduoti iš tam tikrų nebegyvų formų ir išnarų. Mes neturime keičiam. Ir tai procesas, kuris prasidėjęs nepasibaigs nei su Pranciškumi, nei pasibaigs tik jeigu Maranatą. Ateis viešpats Jėzus. Tai bet rankas iškėlę laukiame. Jėzaus tarnystė, mirtis, prisikėlimas ir išaukštinimas kaip gelbėtojo ir kaip Mesijo Kristaus, kaip pateptojo. Vieni jo žodžiais tikėjo, kiti ne. Ir mes atsimenam iš praeito sekmadienio Evangelijos, broliai, ten buvo geroji naujiena, vienas sakinys. Jėzus jau iš anksto žinojo, aš jums sakiau, kad ateis tiems, kuriems mano tėvo yra duota arba skirta. Ir čia yra geroji žinia, kai mes norim rezultatų savo pastangoms, kad mes iki galo už juos, jeigu išvis, nelabai ir atsakom. Tiems, kuriems tėvo skirta, o kiti ne. Taip turi nutikti ir nutinka ir nutiks skelbime. Vieni priims, kiti ne. Ir jeigu nenori priimti šito skirtingo atsako, neskelbk. Nes jeigu nori 100% sėkmės, jeigu nori 50% sėkmės, tu prievartauji tikrovę, kuri nuo tavęs ir tau nepriklauso. Vieni duos 30-eriopą, kiti 60-eriopą, o kiti 100-eriopą derlių. Tai kodėl šiandien negali būti 30-eriopas? Kodėl iš karto turi būti daugiau negu 50 arba 100? Broliai, čia yra tokia išlaisvinanti žinia, kad mūsų pareiga vienintelė ištikimai skelbti, o kas ir kada atsilieps, ne mūsų reikalas. Ir susidūrę su priešiškumu, ir susidūrę su neatsaku, neatliepu, turime priimti kaip natūralią skelbimo tikrovės dalį. Nes priėmus poziciją,
atsiranda opozicija. Nes mūsų skelbimas yra pozicija. Tai kodėl mes bijome, kai jam atsiranda akivaizdi ir aiški opozicija? Nes jeigu nėra opozicijos, broliai, sunerimkime, mes tikriausiai ne Jėzus skelbėme. Jeigu nėra opozicijos, jeigu visi su mumis sutinka, visiems viskas gerai, kažkas yra labai blogai. Nes pozicija turi susilaukti opozicijos. Nebent mes apkarpome kampus, numuilinam tam tikrus aštrius dalykus ir bandome dalinti čiulpiamus saldainius. Tai tada, žinai, visi čepsi, visi patenkinti. Bet galiausiai dienos pabaigoje, kai einame miegoti su savo sąžine, paaiškėja, kad kažkas tikriausiai iki galo neveikia. 25. Nesutardami tarpusavį, jie ėmė skirstytis, o Paulius tepasakė jiems vieną. Teisingai šventoji dvasia yra jūsų protėviams pasakiusi per pranašą Izaiją. Eik pas šią tautą ir sakyk, girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Nesutardami tarpusavyje jie įsiskirstė. Ne tik su Pauliumi, bet tarpusavyje. Ir čia tada yra mišiolėlio lapelis iš praeito sekmadienio, kuriame yra Tomaš Halek mintis. Citata. Pagrindinė mūsų laikmečio ir šiuolaikinės visuomenės, kur yra politiškai, kultūriškai, tautiškai ir religiškai pluralistinė užduotis, mes konstatuojam, kaip yra. Yra politiškai, kultūriškai, tautiškai, religiškai pluralistinė. Bet pripažinus, kas yra, kokia mūsų užduotis. Mokytis priimti, pažinti ir suprasti kito skirtingumą ne tik kaip galima grėsmę, bet pirmiausia, kaip galima savęs praturtinimo šaltinį ir papildymą. O tai gali mums suteikti išminties, nuolankumo, gilesnio žvilgsnio. Ne tik kaip galima grėsmę, bet kaip praturtinimą. Ir tada Halikas užbaigė, tačiau tai ilgas kelias, nes kitoniškumas, suprantama, kelia įtampą, nesusipratimus ir konfliktus. Tai ilgas kelias, kuris kelia įtampą. Kitų kitoniškumas, kitų mąstymas. Ir kad mes prieitume kažko bendro, reikės ilgai eiti bendrystės, pokalbio, konfliktų ir nesusipratimų keliu. Tai jeigu nenori tuo keliu eiti, talk to my hand. Tu ten, aš čia. Ir sinodinė bažnyčia, bet yra ėjimas šituo ilguoju keliu. Ne. Buvimas su kitoniškumu, su ta įtampa. Gyvenimas su nenulaižyta, nesusatskirta bažnyčia. Sugebėjimas matyti bažnyčią ne svetainėje, kur mes visi gražus ir pasipuošę ir iš nekasdieniškų puodelių geriame, bet virtuvėje, kur 3 kartus per dieną šeimai gaminama, kur tarakonai laksto, kur miltai išbėrėja, kur reiškiasi kažkas kažko nenori valgyti, kažkas išgėrė pieną tiesiai iš butelio ir atgal pastatė, kur galimas nesusipratimų, nesusikalbėjimų, konfliktų vieta, bet kartu ten arčiausiai esame bazės, nes visi norim ėsti. Ir į virtuvę vis tiek ateina. Saliono galime išvengti, o virtuvės ne. Ir mes turime išmokti savo bažnyčiose turėti tam tikrą nesusipratimų įtampą. Kažkas kažko nepajungė, kažkas kažko nepadarė, kažkas kažką neatnešė, kažkas netai padėjo ir ką, sugriuvo miškas.
ištverti tą įtampą neišmanimo, nesusikalbėjimo, nežinojimo. Kiek reikia turėti kantrybės ir širdies dosnumo leisti žmonėm būti ne tokiais, kokiais mes norime šiandien. Ilgas kelias, įtampos kelias. Nes labai norime tos nulaižytos tokios tvarkingos bažnyčios, kur visi tuk ir tada judame savais keliais, bet priimti tą įtampą, tą nepjautą žolę, tuos kažką tai nepadarytus dalykus, reikia jėgų. Teisingai šventoji dvasia yra jūsų protėviams pasakiusi. Aiškus įrodymas, kad tikime, jog Senasis testamentas yra Dievo įkvėptas, todėl kad Paulius jį naudoja, kalbėdamas apie Kristų ir kalbėdamas apie situaciją bažnyčioje. Ir jis cituoja pranašą Izaiją 6 skyrius 90 eilutė. Bet lygiai taip pat rasime, kad šita vieta ir kitos Senojo testamento vietos ir Mato 13:15, ir Morkaus 4:12, ir Jono 12:39-40, ir Romiečiams 11:8. Paulius cituoja Septuagintos vertimą, graikišką vertimą iš hebrajų kalbos. Taip kaip čia randam citatą, egzegetai atranda, kad tai nėra hebrajiškas, tai yra jau Septuagintos vertimo tekstas. Ir tada 27 eilutė. Šitų žmonių širdis aptuko, jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų ir aš jų nepagydyčiau. Aptuko. Ir aš žiūrėjau graikiškai, kas čia per žodis, angliškai verčiasi dull, nuobodi. Širdis tapo nuobodžiaujanti, nuobodi, jinai nedeganti kaip Augustino deganti širdis. Kai širdis nebedega, kai ji tampa nuobodi, jinai aptukusi. Ir šiuo atveju kalbama apie širdį, kadangi naudojama graikų kalba, aristotelinė prasme širdis, kuri kaip yra žmogaus valios, žinojimo ir mąstymo centras. Ji nėra tik jausmų vieta, jinai yra viso žmogaus sprendimų ir patirčių centras. Ir aptuko. Ir tada mes atsipažįstame, kaip atrodo toks aptukęs mąstymas, aptukusi širdis. Niekas nei labai domina, nei labai veikia, nei labai kažko mes tikim, nei labai kažko netikim. Yra laiko dienų stumimas, yra valgymas be tvarkos, yra gerimas be tvarkos, yra pramogos be tvarkos, yra santykiai be tvarkos. Yra labai tokios daug netvarkos, kada širdį yra bodesys, kada nebelieka tos minties ar krypties ar degančio dalyko. Ausis prastai girdi. Mano mamai amžinatilsį tikrino klausą, sakiau, prastai girdi ir daktarė pasakė po visų tyrimų, kad jinai girdi puikiausiai, bet ji nebesupranta, ką ji girdi. Ausis girdi gerai, bet nebesuvokia, kas tai per žodžiai ir tada jungia, kad būtų smegenys į prasminį sakinį kitaip negu buvo pasakyta. Tai galima girdėti, bet galim nesuprasti, ką tu girdi. Ir čia vienas iš sinodinės bažnyčios iššūkių, kad mes kalbėdamėsi nesusikalbam, todėl kad iki galo negirdim, ką kitas nori pasakyti, o lygiai taip pat kitas nebūtinai sugeba pasakyti, ką jis arba ji nori pasakyti. Ir tada nesusipratimams arba užskubėtoms išvadoms ir fragmentacijai labai daug yra progų. Užmerkė akis, kad nematytų. Paulius tai pasako, ne kad užgautų ar parodytų vietą jį atmetusiems, bet kad parodytų, kad atsakymo į Jėzaus Evangeliją skirtingumas yra neišvengiama misijos dalis, ypač tarp žydų ir tarp krikščionių. Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, matyti matysite, bet nematysite. Taip pat suprasti, kad tai yra
teisėta arba leistina ir neišvengiama mūsų misija. Todėl žinokite, šis Dievo išgelbėjimas yra pasiųstas pagonių tautoms ir jos jį priims. Taigi Izraelio viltis dovanojama pagonims, tiems, kurie girdės ir klausys. Izaijo 40 skyrius, 5 eilutė. Tada Viešpaties šlovė bus apreikšta, visa žmonija draugė ją išvys, nes pats Viešpats savo lūpomis pažadėjo. Visa žmonija išvys. Tai Dievo plano dalis. Taigi svarbu nenustoti skelbti, nes ir tarp pagonių bus visokio atliepo. O šiandien, kai nekurie krikščionys elgėsi kaip to meto žydai, atmesdami bažnyčioje ir savo tikėjime patį Kristų. Izraelio viltį atmetė Izraelio sūnus ir dukteris, Kristų bažnyčioje gali atmesti ir atmeta dalis krikščionių ir atmesti. Ir va mūsų pastanga išsaugoti ir nenusileisti iki jų, nenusileisti iki bažnyčios be Kristaus. 30. Pabaiga. Paulius pasiliko gyventi savo išnuomotame bute, ištisus 2 metus priminėdavo visus savo lankytojus. Jis skelbė Dievo karalystę ir visiškai laisvai netrukdomas mokė apie Jėzų Kristų. Lukas užbaigė savo 2 tomų knygą Pauliaus įkalinimu Romoje, kur jis netrukdomai priima visus, kurie nori girdėti apie Jėzų. Netrukdomai priima visus, bet neužmirškim, grandinė liko. Kareivis yra su juo. 10 kartų. Ir kunigai dėl sinodo šitam susitikime buvo išreikšta tokia mintis, kad sinodinė bažnyčia nėra bažnyčia, kuri nori būti adjustable to the world, prisitaikanti prie pasaulio lūkesčių ir poreikių ir visa kita. Sinodinė bažnyčia yra kviečiama būti available to the world. Su tuo, ką ji turi, su ta viltim, prieinama. Tada, kai reikia, atsisuka, mes ištikimai turim skelbti viltį. Ir ta viltis turi būti neapsunkinti žmonėm prieimą prie mūsų. Baigiama Pauliaus tarnystė, o tai bažnyčioje yra svarbiausia. Baigiama apie tai, ką Paulius darė. Jis netrukdomai skelbė Dievo karalystę ir Jėzų Kristų. Nebaigiama Pauliaus istorija, nes šita istorija ne apie Paulių. Šita istorija yra apie tai, ką turi daryti bažnyčia. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Štai kodėl baigiamasi šituo misijiniu veiksmo skelbimo momentu. Nes čia mes toliau tęsime. Mokė apie Jėzų Kristų netrukdomas, visiškai laisvai. Mums reikia tokios laisvės nuo visko, kas trukdo. O kas šiandien trukdo ir daro mus nelaisvus arba mus gąsdina šitoje tarnystėje? Vat jums sinodinis klausimas. Kas šiandien mane trukdo arba daro nelaisvu arba gąsdina būti šitoj tarnystėje? Romoje sostinėje tikrasis viešpats ir karalius Soter, terminas, gelbėtojas, kurį nešioja Cezaris Augustas. Paulius puikiai žino, kad ne Cezaris Augustas. Jis Romoje Cezariaus pašonėje, Cezariaus Augusto, dieviškojo gelbėtojo Soter kalba apie kitą Soter. Kalba apie Kristų patirtąjį Mesiją. Netrukdomai, drąsiai. Ir kalba apie jį kaip tikrąją taiką. Ne Pax Romana tikroji taika ir ramybė. Jėzus Kristus yra tikroji taika ir ramybė pasaulyje. Laisvai, drąsiai. Naudoja graikišką žodį tiesmukiškai.
nieko nepraleisdamas, boldly į tarpuragę. Ne kažkaip bandydamas priderinti, prisiderinti, bet tas, kas yra ir taip, kaip yra. Boldly. Be gėdos dėl grandinių verčiasi. Ne netrukdomai, o yra graikiškai parašyta, be gėdos dėl grandinių. Su grandinė mosuodamas apie Kristų. Pats būdamas kalinys, kalba apie gelbėtoją, karalių ir Mesiją Jėzų Kristų ir jie sako, tai kur tavo laisvė? Tavo gyvenimo dabartis, vaizdas kontrastuoja su tą, ką tu skelbi. Bet jis skelbia ne šitą gyvenimą, jis skelbia viltį. O viltį galima skelbti ir su grandinė. Sesuo Nijolė Sadūnaitė savo atsiminimuose rašo, kaip ji džiaugiasi, kad galės teisme tarti savo baigiamąjį žodį. Ir kad tam baigiamajam žodyje ji kalbės ne apie Lietuvą, ne apie tautybės, ne apie, kad reikia tėvynės laisvės ar ko nors. Ji kalbės apie Jėzų Kristų. Tikrą gyvenimą, tikrą viltį. Tai apaštalų darbų pabaiga yra 3 paaiškinimai labai greitai. Kodėl? Istorinis. Lukas rašo tik tai, ką matė, nes jis nebuvo visus 2 metus iki galo, kol vyko, reiškiasi, teismas, ir jis pabaigė Paulių, paliko skelbiantį netrukdomai su grandine Romoje ir jis išvyko kažkur kitur. Egzegetai kiti sako, kad jis mirė. Paulius vyko į Ispaniją. Yra ženklų, yra Klemenso laiške 1 ir yra tokiam kodekse Moratorian Canon, kur yra užsimenama, kad Paulius Klemenso laiške pasiekė tolimiausius vakarus imperijos. Tai buvo Ispanija, o tam reiškiasi Moratorian Canon, sakoma, kad jisai ten skelbė Dievo žodį. Kad jis buvo nuvykęs į Ispaniją ir paskui grįžo į Romą ir tada Romoje buvo nukankintas. Antra yra teologinis, programinis. Lukas parodo apaštalų darbų 1 skyriaus 8 eilutės išsipildymą. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, lygi pat žemės pakraščių. Tai apaštalų darbų 1:8 ir 28:30 vyksta. Nori baigti netrukdomų skelbimų, nepaisant visokio neigiamo atlimo, kuris tapo persekiojimu ir kankinystė. Nori sustoti ties misija, kuri tęsiasi, o ne paskiro asmens istorija. Pabaigė ne Pauliaus kankinystę, bet pabaigė jo veikla. Nes tai Paulius vienas iš. Veikla tęsiasi. O kokia bus pabaiga ir įžengimas į viltį, o čia kiekvienam skirtingai. Ir 3 yra literatūrinis retorinis paaiškinimas. Sugrįžti prie Jėzaus, 3 tomas yra apaštalo Pauliaus pastoraciniai laiškai. Skelbkite iki pakraščių. Roma dar viena nauja pradžia. Sako pakraštys, bet realiai tas pakraštys tapo nauja bažnyčios pradžia. Tai tokie apaštalų darbai, taip Paulius čia mus pavedžiojo, Lukas irgi kažką paaiškino. Ir aš manau, broliai, kad va šitas prisilietimas prie šventųjų tekstų su egzegeze, su kontekstu, su supratimu, kokie kilometrai, kokios grandinės ir kas nors, vėl padaro mūsų misiją ir mūsų kunigystę ir mūsų tarnystę apčiuopiamą ir konkrečią. Atsiranda konkretaus gyvenimo sąsaja. Nes kitaip galima užsiliuliuoti ir nusiliuliuoti ir nebesuprasti, o kaip mes esam
ir kame mes esame viso šito dalis.